Dar iki tikimo, mes galim 3 kartus sugrįžti. Dabar tikėjimas daro stebuklus. Tai yra viskas. Lietuvos komanda pralaimi šitą ketvirtfinalį, dėl to kad lieka tik 50 sekundės. Vienas draugas prie šitą Europos krepšinio čempionatą. Gaila, kad tos prasčiausios rungtynės, kas liečia mūsų pataikymą, tritaškių pataikymą, įvyko būtent šiandien, buvo šiandien. Ir daug kur buvo. Slovėnija, tiek Lietuvos ir mažytė reklamuoja, nes Lietuvos susirinčimas. Kągi, gerbėmieji, atsitiko taip, kad apmaudus palaimėjimas. Po pralaimėjimo blogesnės nuotaikos ir negali būti. Ką norėtum rinktinės žaidėjams pasakyti dabar šiuo metu? Ką pasakyti šiuo metu? Nežinau, paprasčiausiai laimėti ten dėl 5-8 vietų pergalę ir viskas. Ir ačiū. Ačiū jiems, kad kovojo iki galo. Ar labai nuvylė? Nenuvylė, nu kaip gali nuvilti. Paprasčiausiai vyrai stengiasi ir visą kitą. Aišku, kažkokia nusivylimas yra visados. Bet tai, kai buvo, tai buvo. Ačiū tik tai jiems.